Nepaisant to, kad kovoja priešingose karo pusėse, Rusija ir Ukraina nepriklausomai viena nuo kitos pradėjo ieškoti to paties sprendimo kovos lauke, siekdamos atsverti FPV kamikadzių dronus. Užuot pasikliovusios vien šarvais ar elektroninė kova, abi pusės kuria ant transporto priemonių montuojamus ginklus, skirtus fiziškai sunaikinti artėjančius dronus dar prieš jiems smogiant. Rusija dirba prie nuotolinių būdų valdomų kulkosvaidžių bokštelių, specialiai skirtų kovai su dronais, taip pat bando atskiras dronų perėmimo sistemas, sukurtas FPV dronams naikinti iš arti. Ukraina prie tos pačios išvados prieina per savo Brave ONE gynybos inovacijų programą, kuri vysto savas Hard Kill fizinio sunaikinimo priešdroninės sistemas. Ši programa pristatė nuotolinių būdų valdomą bokštelį, galinti perimti artėjančius FPV dronus vienu mygtuko paspaudimu, taip sumažinant operatoriaus darbo krūvį atakos metu. Ukraina taip pat pademonstravo Lenkijoje sukurtą tinklo šaudyklės bokštelį, skirtą išjungti artėjančius dronus, juos supainiojant dar prieš pasiekiant taikinį. Šie pasiekimai kartu rodo naujo aktyvios transporto priemonių apsaugos sluoksnio atsiradimą, kurį lemia vis didėjantis suvokimas, kad tradicinės gynybos priemonės jau nebėra pakankamai patikimos šiuolaikiniams FPV dronams sustabdyti. Šį posūkį link fizinio sunaikinimo gynybos skatina mažėjantis signalais pagrįstos elektroninės kovos efektyvumas mūšio lauke. Tradicinis trukdymas anksčiau buvo patikimas būdas neutralizuoti FPV dronus, sutrikdant radio ryšį tarp orlaivio ir jo operatoriaus. Tačiau šis pranašumas pamažu nyksta, nes šiuolaikiniai FPV dronai perima naujus valdymo ir navigacijos metodus, specialiai sukurtus sumažinti jų pažeidžiamumą elektroniniai kovai. Modernus FPV dronai gali keisti dažnius ir šokinėti tarp ryšio kanalų, kad išvengtų trukdžių, todėl juos gerokai sunkiau nuslopinti. Kiti dronai prijungiami per šviesolaidinius kabelius, leidžiančius jiems gauti valdymo signalus, neskleidžiant radio bangų, kurias būtų galima užblokuoti. Tuo pačiu metu pažanga borto kompiuterių ir kameromis pagrįstos navigacijos srityje leidžia dronams vis savarankiškiau rasti ir atakuoti taikinius, taip sumažinant jų priklausomybę nuo nuolatinio operatoriaus valdymo. Šioms galimybėms vis labiau plintant, vien elektroninė kova nebegali užtikrinti patikimos apsaugos, todėl didėja poreikis sistemoms, kurios fiziškai sunaikina artėjančius dronus. Pasyvios gynybos priemonės taip pat pasirodė esančios nepakankamos prieš vis didėjančias FPV dronų galimybės, nes daugelis šarvuotų transporto priemonių dabar aprūpintos narvais, tinklais ar apsauginėmis užuolaidomis, skirtomis sumažinti dronų smūgių efektyvumą. Šios priemonės gali užkirsti kelią kai kurioms atakoms, anksti detonuodamos kovinę galvutę arba trukdydamos dronui priartėti. Tačiau jos visiškai nepašalina grėsmės, nes FPV dronas gali toliau manevruoti aplink šias kliūtis, kol suranda atvirą transporto priemonės dalį, pavyzdžiui, variklio skyrių ar kitą pažeidžiamą vietą kaip vikšrus. Radęs tinkamą kampą, jis vis tiek gali suduoti paralyžiuojantį smūgį ir potencialiai sužeisti arba likviduoti viduje esančius karius. Net kai pasyvi apsauga sumažina žalą nuo pirmojo smūgio, transporto priemonė dažnai lieka nejudri arba atvira, todėl tampa pažeidžiama tolesnėms atakoms. Dėl to pasyvios gynybos priemonės suteikia vertingo laiko, tačiau vienos pačios negali užtikrinti patikimos apsaugos. Šių sistemų atsiradimas taip pat atspindi platesnį pasaulinį posūkį link artimojo nuotolio oro gynybos nuo mažų dronų. Vis daugiau pasaulio kariuomenių kuria taškinės gynybos sistemas, skirtas apsaugoti šarvuotas transporto priemonės ir svarbią infrastruktūrą nuo FPV dronų ir klajojančių šaudmenų. Nors technologijos skiriasi, visos jos paremtos tuo pačiu veikimo principu, jos aptinka artėjantį droną iš arti ir neutralizuoja jį dar prieš jam pasiekiant taikinį. Kai kurios sistemos naudoja nuotolinių būdų valdomus kulkosvaidžius, kitos remiasi perėmimo dronais ar tinklų paleidimo įrenginiais. Šios galimybės nėra skirtos pakeisti elektroninę kovą ar pasyvią apsaugą, jos papildo jas, veikdamos kaip paskutinis gynybos sluoksnis. Didėjantis dėmesys taškiniai gynybai atspindi supratimą, kad šiuolaikinius dronus tampa vis sunkiau sustabdyti dar prieš jiems pasiekiant mirtiną atstumą, todėl artimojo nuotolio aktyvi apsauga tampa būtina kovos lauko galimybė. Apskritai tiek Rusijos, tiek Ukrainos kuriamos Hard Kill tipo priešdroninės sistemos rodo, kad aktyvi taškinė gynyba tampa esminiu šiuolaikinio šarvuoto karo komponentu, o ne eksperimentinė galimybė.
Kadangi FPV dronai ir toliau įveikia tradicinę elektroninę kovą bei pasyvią apsaugą, transporto priemonėms vis dažniau reikės specialių sistemų, galinčių fiziškai sunaikinti grėsmę paskutinėmis akimirkomis prieš smūgį. Ši evoliucija žymi esminį pokytį, nuo bandymo sutrikdyti ataką pereinama prie patikimo jos perėmimo artimų atstumų. Didėjančios investicijos į šias technologijas rodo, kad ateities mūšio lauko išlikimas priklausys ne tik nuo stipresnės šarvuotės, bet ir nuo gebėjimo aktyviai gintis nuo vis pajėgesnių dronų.